draugai bičiuliai, štai ir prabėgo 2 savaitės, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad grįžtam į Punę, top 3 fish food varžybėlės ir ką? Oras šiek tiek per 2 savaitės pakito, matos šiuo metu bent jau karpio aktyvumo, rytojaus orai nežada nieko gero, bet paskutinė naktis vėl turėtų būti kiek geresnė, taigi permainos, nieko naujo. O kaip viskas seksis, likit čia tam video ir sužinosim. Netrukus eisim, atliksim visus burtų traukimus ir susitiksim jau sektoriuje. Traukti sektoriaus ir karpininkų turgelis. Ketvirtą. FF Team. Pirmas. Running Carp. Trečias. Tomas. Parodyk, kabrai. Jau 5? Gamba. Sekasi tau. Išpiltas. O ką, liko 2, 6 ir 7. Gigo Carp. Gigai. Nedaryk nesąmonę. Antrą įmį gigai, antrą įmį. Įmį 6 gigai. 6 įmį. Laužiau, ne? Nelaužiu, Rankos dreba tau rankas. Rampą dar reikėjo. Technikas. Gigai, tik nesakyk, kad 6. Numeris 2. Andrius. Okay. Septintas. Nu ir ką, motokarpis. 9. Kur toks yra? Vienai pusė. Ai, tai Anais. Kągi, spėjau įsikurt, iki varžybų starto dar geros 20 minučių ir, kaip matot, šį kartą burtai lėmė, kad persikėliau šiek tiek toliau, tai žvejosiu 2 sektoriuje. Žuvis kol kas gan aktyvokos, tikiuosi taip išliks ir visą savaitgalį, bei galėsiu parodyti jums gražių laimikių. Dabar einam ruošti pirmus masalus ir pradėsim žvejybą.
Pirmoji žuvis varžybų, dėja neįskaitinė. Štai ką pavyko prišaukti, toks nedidelis šamukas. Leidžiam atgal ir tikėkime, sekantis jau bus karpis. Kągi, yra apie 6:30. Dar turim 1,5 valandos iki jaukinimo pabaigos, bet nutariau jau dabar įmest po kelias pombytės ir tuomet dar 8 valandą po porą kokį. Pasidariau 2 skirtingus jaukus, vienas saldesnį, kitas labiau žuvinį tokį. Tai žuvinį sudaro daugiau peletės, o į saldų tai eitų dar kartu su peletėmis grūdinis, bet viskas yra malta, smulkinta labai. Žiūrėsim, kaip žuvis reaguos į visą tai. Kaip matėt, pavyko pagauti pirmąją žuvį, daugiau nieko nepagavo. Gaila, kad tai neįskaitinė žuvis. Kaip matėt, nedidelis šamukas, nesvėriau, nežinau. Greit paleidom ir persimečiau. O dabar einam šiek tiek paspombint ir tikiuosi, kad vakaras atneš laimikių. Kągi, atėjo pirmasis vakaras, yra 8 valanda maždaug, paskutiniai pajaukinimai vyksta aplink, aš irgi ką tik dar šiek tiek įmečiau jauko, saldų taško jaukinau kiek gausiau, kokias 5 pombas, į žuvinį tašką 2 pombykės, po to dar šiek tiek pakobrinsiu ir ką. Taigi 5 sektorius spėjo atsidaryti su 11, kiek daugiau ne 11 kg žvynium. O daugiau visi laukiam savo pirmųjų karpių ir tikiuosi, jie pas mane užsuks irgi. Taigi laikau čiūras. Žinoma, po to eisiu gal, jeigu nieks nevyks, pažaisti su kombinacijom, čia jau nieko sakyti nereikia, o kai jau ant ko nors užkibs, būtinai tai įvardinsim, taigi laukiam. Labas rytas, pirmoji naktis ir pirmoji naktis panašu, kad praėjo ne taip, kaip tikėtasi. Kaip tyčia vėl, čia sakys, nemokat gaudyti, bet žuvis lyg ir buvo aktyvi dar iš vakaro, bet naktį vėl keitės vėjo kryptis. Šiuo metu žuvies aktyvumo iš ryto labai mažai matyti. Kol kas nejaukinau, eisiu gal į saldų tašką, pabandysiu šiek tiek mest kelias pombas. Į kitą tašką tiesiog pakobrinau tirpukais kol kas, vėlgi persimečiau. Kibimo jokio pats neturėjau. Šalia žvejojantis sektorių irgi tylu ramu. Panašu, kad karšiai yra pradėję neršt. Kažkur girdis apie karpių nerštą kituose tvenkiniuose, čia lyg ir neatrodo, tai, o gal jau ruošias, tai
Patys žino, žvejyba tokia ir yra. Dabar laikas kavai, pusryčiam ir kažką reiks nuveikti. Kągi, artėja antroji naktis, kol kas pakitimo ne per daug, 6 sektorius pasigavo karpiuką, pakilo į 1 vietą, taigi mūsų tikslas yra pagerinti 14 kg ribą, dabar yra apie 7:30 vakaro, eisiu dar pajaukinti taškus, šiąnakt turėtų vėl suktis vėjo kryptis, tai labai tikiuosi karpių suėdimo ir kad man pavyks bent vieną pasigauti. Einam darbuotis ir žiūrėsim, kaip čia bus. Artėja antrasis vakaras. Kiti sektoriai dar tęsia jaukinimo darbus. Aš ką taip pat kiek stipriau pajaukinau nei vakar. Sakant, einu vabank, jeigu jau šiąnakt žuvis suaktyvės, tai tikiuosi pavyks ją prisišaukti. Pajaukinau abu taškus, saldųjį kiek gausiau. Dabar telieka eiti sudėti naujas kombinacijas ant meškerių ir guldyti masalus į taškus bei laukti kibimų. Tai tikiuosi, kad jie pagaliau mus aplankys. Dėkit pirštą į viršų ir žiūrim, kas bus toliau. Ir komandos įsidėliojo taip. Tai Big Fish'ą pagavo Moto karpis Giedrius. Tai Giedriui šita didelė žuvis, ne tik tai didžiausia žuvis, bet ir jinai lėmė, kad šis žvejys užėmė 3 vietą mūsų varžybose. Tai Tomas Kake.
Antroji dalis 14 minutė. Kai susiriš Balbeką. Pasižiūrėk visą. Pasveikinkim. Komanda Karpinų Turgelis, pirmąją vietą.